pradėsiu nuo to, kad pradėjau rašyti savo magistrinę. Tai yra pirmiausiai, kas yra ekonominis neoliberalus subjektas. Pirmiausiai nuo to. Aš nežinau, čia bus visokių ten terminų, kurių gal ne visi supras, bet jei ką klauskit. Bet šiaip turėtų būti aišku iš bendro konteksto. Kas yra subjektas? Subjektas tai yra... Nu, žodžiu, suprasit, kas yra subjektas. Kas yra neoliberalizmas? Reikit šikti. Neoliberalizmas yra šiuolaikinė santvarka, po kuria mes dabar gyvename. Tai, žodžiu, ekonominis subjektas, kas pirmiausiai mane domina, tai yra tas skirtumas tarp juridinio arba teisinio subjekto ir ekonominio subjekto. Ir šitas skirtumas man pasirodė esminis dėl to, kad aš paskui analizuoju, kaip yra sudarinėjamas. Žodžiu, aš noriu pradėti nuo subjekto analizės. Ir man pirmiausiai, čia aš pasikartosiu, buvo įdomus skirtumas tarp juridinio subjekto ir ekonominio subjekto. Pagal Foucault, ekonominis subjektas tai yra tas, kuris yra šiandien kaip apibrėžimas, kas yra subjektas, o juridinis subjektas, sakykime, prasideda, taip ją istoriškai žvelgiant, nuo 18 amžiaus, 19. Ir tai yra, prasideda pirmiausiai nuo Locke'o ir nuo Rousseau, kas analizuojama, kas yra individas, kas yra asmuo ir kuo yra paremtos jo teisės. Ir kodėl man buvo įdomu šitas skirtumas, tai yra dėl to, kad man buvo įdomu tai, kaip veikia kontraktas, socialinis kontraktas. Pirmiausiai, lyginant, pavyzdžiui, darbo kontraktą su vedybų kontraktu. Patį darbo kontraktą ir jo analizę aš remiuosi Carol Bateman. Čia galima sakyti, jinai yra marksistė feministė, kuri galiausiai tvirtina, jog joks kontraktas neišlaisvina iš jokios vergystės. Ir vergojai pasibaigus oficialiai subjektas arba individas pasirašęs darbo, tarkime, kontraktą neįgyja tos vadinamos idealios liberalios laisvės, kuo savo teoriją remia būtent Locke'as. Ir galiausiai aš prieisiu prie, kas yra feminizuotas darbas ir kaip aš jį apibūdinu ir apibrėžiu. Ir šitas pati darbo sąvoka, kaip jinai keitėsi būtent pereinant nuo juridinio subjekto prie ekonominio subjekto. Ir kaip keitėsi, aišku, moters teisių fone. Visas šitas dalykas.
Ir galiausiai pabaigsiu tą tokią idealią neva tai santvarką, pagal kurią pagaliau moteris pilnai yra integruojama į darbo rinką. Tai yra tampa tuo idealiu individu ir tuo ekonominiu subjektu, kurio taip norėjo liberalus feminizmas, taip sakykime. Tai pradedant nuo būtent tų subjektų lyginimo, tai yra esminis skirtumas tarp homo economicus ir to vadinamo juridical subject arba teisinio subjekto. Tai yra tas ekonominis subjektas neprivalo savęs riboti ar prisijimti atsakomybės, kuri nėra susijusi su jos interesais. Ir tai yra nurodomas kaip pagrindinis ir esminis skirtumas dėl to, jog, tarkime, teisinis subjektas buvo paremtas tuo, jog tu kaip ir formuoji tą pilietinę visuomenę. Tu esi jos dalis. Prie ekonominio subjekto, tarkime, pilietinė visuomenė jau yra kaip duotybė. Tai yra, tu tiesiog ateini ir tavo teisės priklauso nuo to, kiek tu, sakykime, į save investuoji. Juridinio subjekto teisės yra, tarkime, sakykime, jos yra įgyjamos ir nuo to, kas tu esi. Tai yra priklausomai nuo to, kas tu esi. Tai yra pirmiausiai ir tas esminis dalykas tai, kad tu esi vyras. Ir ta socialinė lytis tau iš karto kaip ir suteikia privilegiją dalyvauti viešajame diskurse arba viešajame gyvenime. Kas skirtume su moterim, moteris tokios privilegijos neturėjo ir jai buvo priskiriama, gražiai pavadinta, moteris buvo kaip pilietiškai mirusi. Tam tikra prasme, jinai visiškai išmesta iš to viešo gyvenimo. Ir tai būtent pabrėžiu, jog homo economicus arba ekonominis subjektas jau yra pilietinės visuomenės dalis ir jis neturi jos teikti. Tai yra duotybė, kuri priklauso nuo to, kiek jis ar jie į save investuoja. Tai yra nukreipta į ateitį. Ko neturi steigti homo economicus? Ką? Ko neturi steigti homo economicus? Pilietinės visuomenės. Nes jis jau yra. O koks bus procesas steigimo tos iš nes, kaip tai būtų čia reikia steigti? Tuoj prieisiu. Kad ir kaip mums atrodytų, jog homo economicus yra dar laisvesnis subjektas negu, pavyzdžiui, juridinis subjektas, tačiau mes susidurime su labai paprastu ir elementariu pasirinkimu, kuris iš karto parodo homo economicos laisvės ribas, kaip pavyzdžiui, tarkim, pasirinkimas nedirbti. Ir pavyzdžiui, Kathy Weeks tvirtina, kad tik darbas individus šiais laikais padaro nepriklausomais. Tai dabar atsakant į jūsų klausimą,
kaip yra steigiama pilietinė visuomenė. Ir kaip tai susijęs su juridiniu subjektu. Ir kaip tai Kaip susijęs tas su steigimo juridiniu. procesas? Tai pirmiausiai prieisiu prie Lazarato teorijos, tai yra ir jisai skirsto į diskursyvę subjekto formaciją ir nediskursyvę. Tai čia ir yra, prasideda tas būtent įstatymo formavimas. Tai prasme, kad tu prisidedi prie tai, kaip yra formuojamas įstatymas. Ir biurokratinė kalba. Tai čia yra visą laiką tas diskursyvios praktikos dalis, kai yra biurokratinė kalba, kuri turėtų būti kaip objektyvi, kuri steigia būtent tą įstatymą priklausomai nuo nediskursyvios subjekto formacijos. Čia. Simple words. Kažkaip iš tai ir kiaušinis. Aš į čia žiūrėjau. Gerai, aš paaiškinsiu tai paprastai. Bandysiu paaiškinti paprastai. Jeigu pavargsiu, Aš ne tai, kad pavargsiu, aš tiesiog nesuprantu, aš dėl to neverčiu taip, kad noriu suprasti. Gal kažkas supranta. Tai viena yra tai, kad yra formuojamas įstatymas, priklausomai nuo tai, kaip yra formuojama visa ta produkcija ir skirtumas. Pavyzdžiui, tarkime, yra kriminalas, yra nusikaltėlis ir nuo to nusikaltėlio priklauso, kaip paskui formuosis visas įstatymas. Supranti? Bet tu aiškini kažkaip sudėtingais pavyzdžiais, tu pabandyk pasakyti labai paprastais žodžiais. Gerai. Kaip atsirado pilietinė visuomenė? Klausimas yra, kaip atsiranda pilietinė visuomenė, ar ne? Pilietinė visuomenė atsiranda su... Ar tai yra klausimas, kurį dabar atsakinėjai? Taip, pilietinė visuomenė atsiranda ta prasme, kas yra pilietis, pirmiausiai. Per tą apibrėžimą atsiranda tas, kas yra pilietinė visuomenė. Iš ko jinai susidaro iš piliečių. Kas yra pilietis? Yra baltas vyras, kuris turi visą pilną teisę į moterį. Tai yra kaip nuosavybė. Bet šitas buvo ir anksčiau, negu atsirado pilietinė visuomenė. Čia istoriniai perspektyvai? Ne, čia yra istoriniai perspektyvai įteisinta. Čia su teise. Aha. Tai yra į tai, kas yra apibrėžiama su laisvu piliečiu, nes nebuvo laisvo piliečio prieš tai, kaip pilietinė visuomenė. Tik tai tada. When did that happen? Yeah. Su liberalizmo atsiradimu. Where and where? 18 Anglijoje. Okay, so that happened with liberalism in the 18th century. Oi. Tai šitą išsiaiškinam? Na gerai, nes, prasme, tai yra labai svarbu dėl to, kad šitas juridinis subjektas, kuris yra paremtas būtent tokia teisė į moterį ir jis apibrėžiamas kaip vyras ir pagrindžiama nuosavybė, jis yra integruojamas į tai, kaip yra apibrėžiamas ekonominis subjektas. Tai išeina, kad teisė, bandau suprasti, teisė į moterį yra kaip ir kertinė to subjekto dalis. Taip. Kad atsiranda vyras kaip tas, kuris turi pilną teisę į moterį, tai kad turi pilną teisę į moterį patampa
Taip, pilietinės visuomenės dalis. taip. Bet čia yra Foucault analizė kažkokių konkrečių atvejų 18 amžiaus Anglijoje. Čia yra Foucault analizė, plus yra Bateman analizė. Plus, Konkrečią laikotarpį ar nuolat vyksta visas procesas? čia yra konkretus, nuo ko prasideda pilietinis, kas yra pilietinis subjektas, kas yra tas juridinis ir kokias jis teisės turi. Kai turim omeny visą teisės ir teisių diskursą, tai viskas prasideda nuo to, kai prasideda pilietinės visuomenės terminai ir vystymas. Bet tai tas, kad jis turi teisę, vyras turi teisę moterį, tai yra apie tai, kad iš esmės pilietis yra vyras, ar yra iš tikrųjų įstatymai, kurias, esmė yra įstatymai, bet aš suprantu per tai, kad moteris yra neturinti tų teisių ir per tai jinai priklausoma, ar ne, tai yra grinai... Ne, pirmiausia yra tai, kad Įstatymai vyras nustatė, turi teisę į moterį. Visą. Ta prasme, nuosavybės teisę. Kaip nuosavybės teisė į namą, taip tu turi nuosavybės teisę. Taip, tai nuosavybės teisė į moterį. Tai bet kokiu atveju nėra be vedybų netgi neįsivaizduojama, nes tai yra ir prasideda kontrakto teorija nuo to, kaip vystosi pilietinė visuomenė. Tai tu sakai, kad ten, kur 18 amžiuje atsirado teisynai, pagal kurios nuspręsta buvo reguliuoti visuomenės gyvenimą, tai yra ne pagal monarcho ar kokį kitą žodį, bet iškeliant teisę į pirmą vietą. Ir individą. Kartu su jais visur atsirado reglamentai, kurie nurodo, kad pilietis toj sistemoje yra tik vyras ir tada dar visokie konkretūs įstatymai, kurie reglamentuoja ten vedybas ir panašiai ir suteikia realias praktinės teisės tik vyram, bet ne moterims. Taip. Tai akivaizdus pavyzdys yra balsavimo teisė. Bet tų konkrečių pavyzdžių. Tai tas, perėjimas į ekonominį subjektą tarsi turėtų būti tai, kad nebegalioja šita visa pilietinio teisinio subjekto, visi tie reglamentai, kas gali būti tas ekonominis subjektas, bet iš tikrųjų tiek Foucault tvirtina, tiek viena garsi feministė Joana Oksala, kad visa ta pilietinė visuomenė vis tiek skaitosi, bet jinai nueina į foną, tarkime, nes dėl to, kad viskas paremta konkurencingumu ir dabar jau tarsi socialinė lytis nebetenka prasmės, nes visos teisės yra tik tai priklauso nuo tavo individualių gabumų ir kiek tu pats pasiemi, tiek tu teisų ir gauni. Bet iš tikrųjų, ką labai svarbu, ką mes vis dar turime šiandien, ir tai yra dar labai svarbu, tai yra, pavyzdžiui, mes vis dar turime darbo kontraktą ir mes vis dar turime vedybų kontraktą ir visi šitie kontraktai turi labai aiškę patriarchalinę struktūrą, kurioje remiasi. Niekas kaip ir tame nepasikeitė. Todėl labai svarbu man atrodo, kad labai svarbu yra analizuoti būtent darbo teisę ir darbo savoką, kaip jinai keitėsi. Ir vien dėl to, kad šiandien remiamasi tuo ne tai, kas tu esi, bet tai, ką tu gamini, arba ką tu pagamini, arba ką tu gali pagaminti. Čia
dar vienas, kas įvyksta viduj, koks procesas, tai yra pasikeitimas nuo, tarkime, kas yra darbo jėga, tas klasikinis industrinis periodas, ir kas yra žmogiškasis kapitalas. Taigi, tai yra irgi. Ir kuo toliau, tuo mes vis kaip ir, mes vis labiau tolstame nuo to liberalaus teisinio subjekto klasikinio ir vis labiau pereinam prie būtent to ekonominio subjekto. Tai O gali gal konkrečių pavyzdžių to būtent perėjimo? Tai tuoj. Tai teisė į dalyvavimą viešajame gyvenime yra natūraliai pakeičiama į teisę gauti atlygį už darbą. Tai yra vienas iš esminių pasikeitimų, bet tuo tarpu moters statusas išlieka toks pats, tai yra toks pats pilietiškai neaktyvus ir toliau moteris dirba savo darbą ne kur nors kitur, o šeimoje arba šeimos institucijoje. Čia būtent to laikotarpiu, kalbu apie tą laikotarpį, kai tai yra industrijos laikotarpiu, kai atsiranda fabrikai ir kai atsiranda atlygis už darbą ir kai gali savo darbo jėgą iškeisti į pinigus. Taip atsiranda du kontraktai. Tai yra vienas skirtas moterims, tai yra ir dar galima pabrėžti ir galima sakyti vergams, nors tarytum vedybų kontraktas turėtų kaip ir išlaisvinti ir su vergove nieko bendro neturi, bet iš tikrųjų tai yra labai daug sąsajų. Kuo remiasi šitas vedybų kontraktas, ir kitas yra darbo kontraktas, sukurtas vyrų ir vyrams. Tai darbo kontraktas, arba kaip Marksas apibūdina, tai yra, kai darbo jėga, kurią jisai atskiria nuo vergovės, tai ta darbo jėga yra parduodama už pinigus ir skiriasi tuo, kad už tą atlygį, kuris yra mokamas ir kuris yra matuojamas būtent laiku, jį įeina tas laikas, kurį gali panaudoti už darbo ribų. Tai yra, pavyzdžiui, gerti alų pube. Čia vienas iš Markso pavyzdžių. Tačiau Marksas niekada nemini, kas vyksta už darbo ribų, tai yra to klasikinio darbo suvokimo ribų, kas vyksta namie. Ir tarsi Marksas to neįtraukia. Kas vyksta, kai darbininkas savo geria pabė? Ir anot Federici pateisino Marksą tuo, kad neva Marksas rašė merkantilistiniu laikotarpiu, tai yra kaip beveik laiko reprodukcijai kaip ir nebuvo skiriama, tai yra darbas buvo 20 valandų per parą. Čia vienas iš pateisinimų jo, kodėl jisai neįtraukė reprodukcijos į savo
į kapitalo analizę. O kitas, tai žodžiu, ta reprodukcija vyksta labai minimaliai. Tuo tarpu visą tai keičiasi XIX amžiuje. Jei seksim Federici, kai prieinama prie sunkiosios industrijos ir vadinasi, sunkioji industrija yra visai kitos mašinos, reikalauja visai kitos disciplinos darbininkų, todėl reprodukcija yra labai svarbi, nes, tarkim, merkantilistiniu laikotarpiu, to vadinamu, darbininkai nelabai ilgai ir išgyvendavo, ten būdavo 30 metų kažkaip vidurkis. Ir todėl tas buvo labai pasidarė labai svarbu, būtent tas, kas vyksta už klasikinės darbovietės ribų. Tai aišku, ką labai svarbu paminėti, jog Marksui rūpėjo produktyvus darbas, už kurį mokami pinigai ir tai, jog vieninteliu potencialiu revoliucionieriumi arba revoliuciniu subjektu Marksas laikė būtent fabriko darbuotoją. Tai Federici irgi pateikia kaip priežastis, dėl kurio Marksas nesijėmė reprodukcinio darbo analizės. Galbūt viena iš tų planuotų 10 knygų. Kurių jam nepavyko. Taip Federici tvirtina, jog darbo etika būtent tampa vyrų sfera ir kaip ir tas vadinamas nedarbas ir arba afektyvus darbas, tai yra emocinis darbas ir visa kita, kas yra neįtraukiama į produktyvų darbo sąvoką, yra kaip ir priskirta moteriškumo sferai. Taigi turime dvi darbo jėgas, kurios dalyvauja tame pačiame kapitalistinėme modelyje ir dvi skirtingas erdves. Tai yra fabrikas ir namai. Taigi, tam, kad vyras atneštų algą namo, moteris turi dirbti už tą pačią jo algą. Tai yra, taip kapitalas puikiai sutaupo moterų sąskaitą. Nes moters darbas yra kaip ir naturalizuotas. Tiesiog tai yra moters pašaukimas prižiūrėti namų židinį, už kurį vyras, už tai, kad jinai gerai prižiūri tą židinį, vyras parneša namo algą. Nežinau, ar visi žino Wages for Housework, toks judėjimas. Daugiau mažiau žino. Žodžiu, su šitu reproduktyviu darbu... Gal tai dėl viso pikto paskyklos? Jo. Tai aš ir sakau. Kažkaip tai pasidarė daug problemų. Ir Wages for Housework yra judėjimas, kuris susiformavo 70-aisiais, pagrinde Italijoje, kai moteris pradėjo reikalauti, kad jos irgi nusipelno tokių pačių algų, kaip ir vyrai fabrike, už jų reprodukcinį darbą. Bet viso šito judėjimo esmė nebuvo gauti algą už tą darbą, nes aiškiai buvo žinoma, taip ir Fortunati ir Federici, buvo žinoma, kad
kapitalizmas visiškai žlugtų, jei staiga pradėtų mokėti lygiaverčiai, tarkim, fabriko savininkas pradėtų mokėti tiek pat ir moteriams, kiek ir vyrams už tą darbą namie. Esmė šito judėjimo buvo išryškinti būtent šitą išnaudojimo momentą ir norima buvo pabrėžti šitų judėjimų, kad lygiai taip pat moteris turi teisę į protestus ir dalyvavimą marksistinėme diskurse kaip ir vyrai. Ir kad kaip ir vyrai išnaudojami fabrike, jos lygiai taip pat išnaudojamos yra namie. Prie to dar prisideda, prie ko viso dar prisideda ir vyro išnaudojimas. Tai yra moters išnaudojimas, ką atlieka vyras, kuris grįžta namo. Tai čia rašau, tai ką norėjo parodyti Wages for Housework judėjimas 70-aisiais ir buvo tai denaturalizuoti moters vaidmenį ir iškelti reprodukcinį darbą į viešąją ir politinę sferą. Bet ką mums taip pat reikėtų išsiaiškinti, kodėl reprodukcinis darbas, nors kaip ir jau labiau biškai aišku, arba kitaip vadinamas nelaisvu darbu, buvo naturalizuotas ir kaip jis buvo naturalizuotas. Tai čia Peitman tvirtina, jog moters darbe niekada netapo darbininkė, moterys darbe niekada netapo darbininkė, ji taip ir liko moterimi, remdamasi tuo, jog darbo kontraktas yra vyrų sukurta priemonė ir subalansuota vyrams. Kas įdomu, tai kad Peitman kritikuoja būtent tą Wages for Housework judėjimą dėl pozicijos, jog neva vyrai apropriuoja moters darbą. Tai pripažįstant, jog darbo kontraktas yra kaip ir toks laisvi ir teisingi mainai. Tai yra dviejų laisvų individų, neva tai apsikeitimas lygiaverčiais dalykais. Ir tai čia jos buvo pagrindinė kritika būtent tam judėjimui. Ir ji tokios koncesijos atsisako ir teigia, jog tas, kas gina kontraktą kaip teisingus mainus tarp laisvų individų, tas gina ir proteguoja patriarchalinę sistemą. Taip pat jinai kritikuoja liberalų feminizmą už tai, jog būtent liberalus feminizmas kaip ir tvirtina panašų teiginį kaip ir Engelsas, jog jei moteris integruosi pilnai į darbo rinką, neva tai vyks pagal Engelsą, tai vyks revoliucija ir nebebus nei seksizmo ir nereikės feminizmo. O liberalios feministės teigia, jog būtent per tai įvyksta pilna emancipacija, kaip, sakykime, moteris tampa viešo diskurso ir viešo gyvenimo dalimi. Bet kažkodėl pamirštama yra, kaip veikia rinka ir visa ekonomika. Netgi XIX amžiuje, kai vergovė buvo panaikinta, daugelis feminisčių matė vedybų kontraktą kaip priešingybę vergoviai.
Nes tai buvo pristatoma kaip, tarkim, kad atseit vyksta mainai, lygiaverčiai mainai tarp dviejų laisvų žmonių, nors kažkodėl ta nuosavybė į moterį vis tiek buvo reglamentuota. Čia yra toks disonansas. Kažką aš pati dabar nebeprisimenu. Kai tu sakai, kad lygus mainai tarp dviejų individų, tai tu čia šneki vis apie marriage contract? Okay. Ne, nu taip šiaip buvo matoma 19 amžiaus. Bet bullshit. Tai kaip? Tokia nebuvo matoma. 19 amžiuje, kai vergovę panaikino ir atsirado tokia sąvoka kaip kontraktas, jiems atrodė, kad tai yra kontraktas. Ta prasme, kad tu įvedi tam tikrą mainų sistemą, kuri yra užregistruojama. Nesvarbu, kad statusai skiriasi. Tai Bateman iš tikrųjų radikaliai teigia, kad būtų labai gerai šito kontrakto atsisakyti apskritai. Ir būtent kontraktas, tiek vedybinis kontraktas, tiek darbo kontraktas, jų panaikinimas panaikintų ir pilietinę visuomenę. Tai yra viską, kuo remiasi visa teisinė valstybė realiai. Ir anot jos asmuo arba asmens kategorija yra paremta vyru ir vyro patriarchalinė teisė į moterį. Taigi, jei netenkame šitos kategorijos, jinai sako, jog pilietinė visuomenė taip pat išnyksta. Ir vedybų kontraktas yra tam tikra socialinio kontrakto išraiška, kuri paslepia išnaudojimą. Ir Bateman tvirtina, jog bet koks kontraktas tą daro. Tik tai arba intensyviau, arba prisidengia vis kita teisinė kalba. Tai yra, kai vedybų kontraktas yra viena biurokratiniais terminais paremtas kontraktas, tai darbo kontraktas yra irgi tam tikra paslėpto išnaudojimo išraiška. Taip pat aš nelabai sutinku su Bateman kritika būtent tam judėjimui Wages for Housework ir nemanau, kad, kaip ir sakiau, man atrodo, kad būtent šis judėjimas siekia to, jog kad įteisinti tą darbą namie kaip lygiavertį darbą, kuris būtų lygiai toks pat teisiškai teisėtas dalykas, kaip pavyzdžiui darbas fabrike. Ir kas tą įrodo, tai pavyzdžiui yra labai aiškiai Della Costos citata, jog slavery to an assembly line is not a liberation from slavery to a kitchen sink. Tai mano šito norėjau įrodyti, jog liberalus feminizmas neturi beveik nieko bendro su būtent Wages for Housework judėjimu. Tačiau būtent šitas lūžis tarp kaip yra integruojamos moteris į darbo rinką,
Ir kaip jį pavadinti, aš nelabai, ta prasme, nelabai žinau, bet kokiu atveju aš tvirtinu, jog kapitalizmas vystėsi ir išsiplėtė tiek, jog darbas arba darbo savoka neapsiriboja ties fabriku ir tai yra labai svarbus tas lūžio taškas, prie kurio prisidėjo anot Lazarato ir Italijos autonominis judėjimas. Tai būtent tas, kas ir buvo Wages for Housework dalis. Tai vis dėlto nepaneigsi to, jog tas darbo santykių liberalizavimas ir darbo savokos išsiplėtimas į tai, kas nėra klasikinis darbas ir kas yra darbas ir kas nėra darbas, tam turėjo būtent įtakos nepaneigiamai ir Wages for Housework judėjimas. Kathy Weeks tvirtina, jog dabar darbo sąlygos ir visas lankstumas ir nesaugumas yra integruota ir universalu, kas prieš tai buvo tik moterų darbui būdingos sąlygos. Tai yra tas esminis momentas, ką aš pavadinčiau būtent darbo feminizacija. Tai moteris ir jos darbo sąlygos, kokios jos buvo, tarkim, tiek namie ir tiek pavyzdžiui, welfare state laikotarpiu, industrializacijos laikotarpiu, jos darbo sąlygos tapo paradigma, kaip šiandien yra apibrėžiamas darbas ir kaip mes dirbame. Ką Gary Becker paaiškina labai aiškiai, kai sako, jog moterų integracija į darbo rinką yra paremta tuo, jog plečiasi paslaugų sektorius. Tai čia yra, susideda toksai kamuolys į vieną, tai yra deindustrializacija, tai ką aš apibrėžiu feminizacija darbo, tai yra deindustrializacija, tai yra industrijos automatizavimas, tada paslaugų sektoriaus plėtimasis, tai yra kaip ir darbo lankstumas ir panašiai, ir plus, kas dar prisideda, tai yra ta, ką moteris atliktavo namie, arba ten ta visa rūpyba ir ką mes apibrėžime kaip moters darbų, tai yra rūpinimasis tėvais senesniais, vaikais, kurie galbūt neįgalūs, ir visas šitas darbas. Ta prasme, visa šita rūpyba persikelia visos šitos, kas sąlygoja tokį darbą ir kaip jisai apibūdinimas ir koks jo apibrėžimas, jisai persikelia oficialiai į darbo rinką. Tai yra ir kaip dabar darbas yra apibrėžiamas. Becker taip pat aiškina, jog moterys negali arba yra nepajėgios investuoti į darbą tiek, kiek vyrai, nes turi kitų pareigų. Dėl to tai yra kaip ir priežastis, dėl ko jis negali investuoti į darbą tiek, kiek vyrai. Ir dėl to yra priežastis joms mokėti mažiau ir joms suteikti kitokias sąlygas.
Taip pat žinome, jog moterims yra ir visą laiką buvo primetamas slaugytojos darbas. Moteris turi ir privalo rūpintis visais šeimos nariais. Ir šiandien mes turime aptarnavimo sektorių, kuris būtent ir vadovaujasi rūpinimosi principu. Ir viena iš autorių, tai yra Hochschild, aš nežinau, kaip ją teisingai tarti, jinai 83 pradeda rašyti apie tai, kas yra emocinis darbas arba afektyvus darbas. Ir jinai pradeda rašyti apie būtent stewardesses. Kas atrodytų, iš tikrųjų, iš pradžių jinai apibūdina 83 tą darbą kaip daugiau toks, sakykime, middle class darbas. Nes dideli atlyginimai ir labai mažai, labai siauras sektorius. Ir kas dabar, tarkim, pasiskirsto į tai, jog, tarkime, Ryanair stewardesses yra labai skirtingos nuo pavyzdžiui, Lufthansa. Ir aš radau, man atrodo, ten buvo gal 30, ne, kokia, nežinau, ten gal 55, gal 60 metų reklamą, būtent reklamuojasi oro linijos ir nufotografuota tokia bendras moterų portretai ir tam pavaizduotas moteris, kurios neva, kaip teigia reklama, yra lūzerės. Nes jos nors ir gerai atrodo, bet netitiko kitų standartų. O kiti standartai yra, be abejo, ten išvaizda yra prioritetas, bet šalia to viso dar eina labai svarbus elementai, kaip ten malonus bendravimas, aišku, visą laiką šypsojimasis, toliau ten nuolankumas, netgi gražus balsas ir ten iki tokių smulkmenų, kas būtent ir apibrėžia tą, kas yra emocionalus darbas, ko reikalaujama iš tokios darbo jėgos. Taigi, mes turime industrializaciją, tai yra, mes turime deindustrializaciją, kai visa industrija perkeliama į pigias darbo jėgos šalis. Taip pat, kaip ir minėjau, įgausiai automatizuojama ir plečiasi aptarnavimo sektorius, kuris paremtas principais subalansuotais moterims, kuris yra lankstus, mažai apmokamas, gali būti paremtas nulinėmis darbo sutartimis ir panašiai. Dažnai, ką aš pastebėjau, kad, tarkime, šitos darbo sąlygos arba šitas laikotarpis, kaip viskas pasikeičia ir išsiplečia šitą darbo sąvoką, dažnai yra vienaip ir kitaip skiriasi priklausomai nuo teoretikų. Tai yra, pavyzdžiui, dažniausiai feministės, jos apibrėžia tai kaip feminizuoto darbo steigimą, o, tarkim, pavyzdžiui, Foucault tą lūžį apibūdina kaip nuo perėjimo nuo darbo jėgos į žmogiškąjį kapitalą. Toliau dar vadinama perėjimas iš fordizmo į postfordizmą, čia klasika. Ir dar gali būti įvardinta
mano manimu, kaip aš įvardinčiau tą lūžį kaip iš reprodukcinio darbo formos perėjimo į feminizuoto darbą, kas apima reprodukciją ir produkciją tuo pačiu metu.